Ich habe keine Locken. Ich hab Locken? Ja. Was man immer halt Locken nennt. Okay. Bist du soweit? Herr Schreiber, was soll vorgefallen sein? Also vorgefallen sein soll, dass zwei junge Schülerinnen, 12 und 13 Jahren, einer unserer Verkehrslinien, die Linie 16 zwischen Köln und Bonn benutzt haben, ohne Fahrschein und ohne Personalausweis angetroffen wurden. Dann, was bis dahin noch also korrekt ist, von zwei Kontrolleuren aus dem Fahrzeug gebeten wurden. Dann soll der Bahnsteig verlassen worden sein und ein Raum aufgesucht worden, der zum Bahnhofsgelände gehört. Nach Aussagen der Mädels soll da im Gegenzug zur Strafe 60 Mark und Anzeige 6 angeboten worden sein. Haben die Mitarbeiter jetzt irgendwelche Konsequenzen? Haben Sie irgendwelche Konsequenzen daraus gezogen? Ich habe sofort nach Bekanntwerden am gestrigen Tage die beiden Mitarbeiter vom Dienst suspendiert. Ich halte das für richtig, auch im Sinne der Betroffenen, wie im Sinne der Mannschaft selbst, die natürlich verständlicherweise erst Klarheit haben möchte, ehe der Kollegenkreis auch durch diese Mitarbeiter wieder aufgefüllt wird, hat es nicht zutreffen. Katalikų tikybą. Nu tai papasakok truputėlį, kodėl ten stoji, kodėl sugalvojai, kad reikia aukštį stoti. Kada sugalvojai? Mano šeima tai visą laiką norėjo, kad aš mokinčiausi toliau. Jie visas pastangas dėjo, kad aš baigčiau 12 klasių. Ir vėliau tai mano šeimos lyg tai irgi buvo sumanimas, taip pat ir mano, kad tai 12 metų nepraeitų veltui, kad aš stočiau į aukštąją mokyklą. Ir kai rašiau prašymus, tai sugalvojau, kad reikia parašyti ir katalikų tikybą, Vilniaus pedagoginį universitetą. Tikrai? Taip. O kodėl? Nežinau, man visą laiką religija tai buvo artimiausias dalykas. Galbūt ir todėl tai lėmė, kad tai man buvo įdomu visą laiką. Kad susieta buvo su religija, aš visą laiką domėjausi to dalyko. Ir dabar, kai ten įstojau, tai iš tikrųjų aš jaučiuosi savo vietoj. Kad man yra labai įdomu. Na tai Rada, papasakok apie savo televizinius nuotykius dabar. Labai įdomu, nes nieko nežinau apie šitą. Praeitais metais mane filmavo lyg tai, kad mokausi 12 klasėje, kai baigiau vidurinę mokyklą. Ir buvo atvažiavę iš Lietuvos televizijos, ten buvo laida apie kultūrą. Tai irgi reikėjo pasisakyti.
dabar neseniai pirmadienį buvau Švietimo kaitos fonde. Kartu filmavome su Švietimo kaitos fondo direktoriumi Vytautu Tuleikiu. Ir buvo pagrindinis klausimas, kodėl žmogus turi būti tolerantiškas. Ir irgi rodys antradienį, ten per Lietuvos televiziją yra laida apie kultūrą. Tai tu žiūri apskritai socialiai aktyvi labai, visur dalyvauji, viską. Gerai, dabar, kadangi ten toj pusėj, ką pasakai, viskas išsibrokuoja, tai dabar iš naujo turėsi papasakoti visą tą istoriją. Žiūrėk dabar, aš paklausiu vienu kartu, ir tu, kas ant selės, pasakok šitam kontekste. Kodėl sugalvojai stoti į aukštąją mokyklą dar kartą po to, kad baigiai mokyklą papasakok, kokie iš ten tavo įspūdžiai, kas inspiravo mokytis ir siekti aukštojo mokslo, kiek dar yra Romų, kurie turi aukštąjį mokslą ir ką tavo, pavyzdžiui, šeima apie tai galvoja, gal kokie nors ne patys artimiausi giminaičiai, kaip aplinkai tave reaguoja, ar tu kokia nors išskirtinė dabar šitam savo bendruomeniai, savo rate. Ar kažkaip su tavim kitaip bendrauja žmonės, ar domisi, ar gal tai, ką nors paskatino irgi aukšto mokslo siekti. Va šitas visus dalykus. Taip, atsipalaiduok, atsisės, kaip to patogu, gali galvoti ilgai, gali su pauzėm šnekėti, nesvarbu. Bet aš nenoriu tavęs pertraukinėt, žodžiu, kad va tiek klausimų. Aš baigiau 12 klasę 2003 metais. Mokiausi todėl, kad pati labai norėjau mokytis ir dėl to, kad mano šeima buvo lyg tai mano tas, kaip sakyti, tas stumėjas, kad reikia mokytis, kad be mokslo žmogus iš tikrųjų yra niekas. Ir kai baigiau 12 klasę, visi mokytojai, taip pat ir mano tėvai ir pati aš, norėjau siekti aukštojo mokslo. Bet visi sakė, kad tu įstosi nemokamai, kad turi gerą balą, vidurkį, bet kažkaip tai aš nesitikėjau. Pirmą aš norėjau įstoti į socialinius mokslus, į Vilniaus universitetą, bet parašiau žemiau, Vilniaus pedagoginį parašiau aukščiau, o viskas buvo pagal autoriteto tvarką. Pagal prioriteto tvarką, atsiprašau. Ir aš įstojau į Vilniaus pedagoginį universitetą į pirmą vietą, katalikų tikybą. Bet iš tikrųjų dabar nesigailiu, nes religija tai man artimiausias dalykas, kuriuo aš visą laiką domėjausi. Bažnyčia irgi tai mano, lyg tai, galima sakyti, atsipalaidavimo namai. Galima, kad aš ten randu savo ramybę, kad jeigu man bloga, aš visą laiką nueinu, tai ten man yra pagoda. Lankau taip pat bažnyčios chorą, gal jau 3 metai. Labai patinka, bet šiuo metu nesuspėjau repeticijai, žinoma, bet dėl to mokytojai nesibara. Vėliau bažnyčios skaitau skaitinius, tai irgi buvo mano svajonė ir ta svajonė išsipildė, kadangi praeitą vasarą ir rugpjūčio mėnesį kunigas leido pabandyti ir iki šiol aš skaitau bažnyčiai. Šiuo metu universitete aš jaučiuosi lyg tai savo vietoj, kad susiradau dar daugiau draugų, nors jų labai daug turiu. Papasakok apie savo draugus. Kokie tavo draugai? Ar pasikeitė, pavyzdžiui, nuo to, kad ar būtų buvę kitaip, jeigu nebūtum studijavus ir dabar studijuoji, tai kaip pasikeitė tavo aplinka? Žinoma, būtų kitaip, jeigu aš nebūčiau ėjusi į mokyklą, pavyzdžiui, galima sakyti. Nebūčiau baigusi mokyklos, aš iš tikrųjų turėčiau labai mažą akiratį draugų. Bet šiuo metu aš daugiau draugauju su kitos tautybės žmonėmis, pavyzdžiui, lenkai, lietuviai, rusai. Taip pat turiu draugų ir iš Romų, taip, sluoksnių. Tai daugiau yra labai tokie artimi žmonės, tai pusseserės, pusbroliai. Taip artimiausi giminaičiai. Ir kaip jiems atrodo tavo studijos? Neužkrėtei? Jie irgi taip žavisi, kad kodėl aš būtent pasirinkau katalikų tikybą. Bet kai aš jiems paaiškinu, kad tai man yra priimtiniausias dalykas, kad tai mano, lyg tai atgaiva mano dvasiai, kad aš praturtėju dvasiškai, tai tada jie supranta, kodėl aš tai pasirinkau. Ir žinoma, tai jiems irgi parodo, sako, mes irgi norim kažkaip, kai kurie žmonės, aš nesakau, kad visi mano draugai,
kad sako, kad mes turime pasimokinti tokio liktai meno. Kodėl pasirinkti tokias studijas? Tai reikia gerai apsispręsti, jeigu ten eiti. O taip, tai mano pusbrolis ir pusseserė mokinosi šiuo metu Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykloje. Jie irgi su manim baigė 12 klasių. Bet jiems turbūt mažiau pasisekė įstoti aukštąją mokyklą. Kad jisai mokosi. Žiūrėk, būtų gerai, kad tavo tekste atsirastų pasakymas apie tai, man labai įdomu tas kiekis tų aukštojo mokslo siekiančiųjų. Tai aš nelabai žinau. Daugiau ta prasme, pati papasakok apie savo draugų ratą ir save. Ir vat kas kur mokosi ir ką tu mokysi. Nu, kiek yra dar Romų, kurie turės aukštąjį mokslą? Jau sakyti? Taip, tu nesijaudini, čia mes perfilmusim. Kiek aš žinau, tai iš vis Romų dabar šiuo metu jaunimo, kad būtų aukštoji mokykloje studijuotų, tai žinau labai, kad yra nedaug. Yra mano pusseserė Svetlana, jinai Panevėžyje gyvena. Tai jinai baigė 12 klasių, bet jinai šiuo metu niekur neįstojo. Pirmą įstojo į Vilniaus universitetą į rusų filologiją, bet jai pasirodė, kad jai per sunku ir jinai tada ir buvo sunku įvažinėti, nes jinai gyveno Panevėžyje, o reikėjo studijuoti Vilniuje. Tai jinai nusprendė kitais metais stoti į universitetą. Nu, galima liktai sakyti, kad aš šiuo metu esu viena studijuojanti aukštoje mokykloje, bet bijau pasakyti, gal Lietuvoje dar. Aš šitą negaliu sakyti, kad aš tik tai viena, bet šiuo metu, kiek aš žinau, tai visi laiko mane liktai pagrindu tokiu. Didžiuojasi savim? Nelabai. Nu, čia dabar kodėl? Nu, nežinau, gal iš vienos pusės tas pasididžiavimas iki nieko gero nepriveda, nes kuo žmogus daugiau didžiuojasi, tai jisai gal kitų žmonių nesupranta, o reikia būti tolerantiškam, nes mes jau kaip ir turėjom pasisakyti, tai pagrindinis klausimas buvo, tai kodėl žmogus turi būti tolerantiškas, tai galbūt noriu dar pakartoti, kodėl. Todėl, kad kai žmogus tolerantiškas, jisai gali praplėsti savo akiratį, prisiartinti prie kitų žmonių kultūros, prie jų religinių pažiūrų, suprasti jo vidinį pasaulį ir priimti į tokį, koks jis yra, kaip Dievo dovana. Kad tai yra labai svarbu. Priimti kitą žmogų kaip savo brolį. Tai yra menas tikrai žmogaus. Nu, dar norėčiau pasakyti apie savo šeimą. Galbūt daugiau padėkoti visiems, kad šiuo metu aš esu aukštoje mokykloje, kad tai yra tikrai jų nuopelnas dėl šitų dalykų, kad nors socialinė, materialinė padėtis yra sunki, jie vis tiek stengiasi, kad aš lankyčiau, kad turėčiau to, ką turi visi, kad aš labai nesiskirčiau, kad nebūčiau baltoji arba juodoji varna, kaip ten sako. Ir čia irgi yra pastumimas buvo iš mokytojų pusės, Nemenčinės vidurinės mokyklos, pažįstamų visų, draugų, kad turiu mokintis toliau, kad turiu siekti kažko tai ir jie dabar tikrai mane palaiko ir džiaugiasi. Ir visą laiką padeda, jeigu ko paprašau. Nu, kokių brokų vokų? Pas mus klausimą? Tai tą klausimą, jinai ten vienu žodžiu tik tai atsakė. Į kurį? Aš didžiuojasi savimi. Nu, tai papasok dabar, kaip didžiuojasi savimi. Nu, aš taip, kad labai didžiuojasi savimi, tai ne. Aš tai patenkinta to, kad aš dabar studijuoju, kad aš irgi galiu kažką tai nuveikti gero, kad aš esu tarp studentų, tarp dėstytojų. Tai yra man nauja aplinka. Dar kai įstojau, tai man buvo labai sunku, o dabar tai aš lyg tai įėjau tą atmosferą, tą draugų ratą. Bet toks didelis pasididžiavimas, kad būtų, tai ne, nes tas pasididžiavimas irgi nieko gero neduoda. Reikia savim didžiuoti, žinoma, bet, kaip pasakyti, turėti tam ribas, kad neperžengti tų ribų
pasididžiavimo. Nes kai žmogus per daug savimi žavisi, tai tas žavesys iš tikrųjų kitiems žmonėms atrodo lyg tai, galim pasakyti, kaip nepagarba kitam asmeniu. Tai reikia viską turėti savo rėmuose. Papasakok, ką veiki laisvalaikiu. Kokių aistrų turi, siekių, kokių. Būtent per vasarą aš labai mėgstu pakeliauti. Dažniausiai nuvažiuojam prie jūros. Bet taip, visą laiką Švietimo kaitos fondas organizuoja stovyklas Romų vaikams. Ir mes irgi dalyvaujam su savo pusbroliu. Tai būna labai tokių įdomių vietų, apsuptų gamtos, kur mes iš tikrųjų pailsim, atsipalaiduojam, susirandam naujų draugų savo iš Romų. Ta prasme, pradedam bendrauti ir gerai praleidžiam laiką. O taip laisvalaikiu aš daugiausiai tai mėgstu paskaityti kokią įdomią knygą, paklausyti muzikos. Į šokius niekada neėjau ir neįsiu. Nežinau tokią nuostatą, nes niekas to netiki, bet iš tikrųjų per visus savo 20 metų dar nei vieno karto nebuvau. Ir turiu draugą dabar, kuris yra ne iš Romų, jis yra Lenkas, iš Lenkų šeimos, bet mes taip susitarėm, kad jisai niekada su manęs nekviečia šokių. Pirmą, kai dar manęs nepažinojo, tai vieną kartą paklausė, aš jam atsakiau, kad niekados manęs nekviesk. Geriau pakvies pasivaikščiot, bet tik tai ne į šokius. Kad tai, nežinau, nuo pat pradžių tai man svetimas dalykas. Geriau nueinu į bažnyčią su mielu noru, pabendrauju su Dievu, pabūnu tyloje, tai daugiausiai atgaiva man yra, negu nueiti į šokius ir beprasmė praleistą laiką. Sugadint nuotaiką, galima taip pasakyti. Taip, tai dažnai susitinku su savo draugais, su draugėmis buvusiamis, kur baigiau kartu 12 klasių. Šiuo metu tai labai tokių didelių laisvalaikų neturiu, kadangi turiu sėdėti prie mokslų. Žiūrėk, o tavo toks nuostata man labai keista pasirodė ir įdomi, apie tus šokius, kai tu papasakoji. Tai kažkiek atspindi kaip ir tavo gyvenimo būdą ir kažkokią ideologiją tam tikrą, kaip tu įsivaizduoji kaip tavo pasaulėjautą gyvenimą. Tai ar yra dar tokių dalykų, kurie tau, pavyzdžiui, atrodo, kitiems žmonėms atrodo kaip neordinarus kažkokie tavo pomėgiai arba nuostatos, iš kur tai atėjo? Tik atsimink, kad prašiau papasakoti ane į klausimą. Kai dar buvau maža, tai nebuvo taip, kad mano mama sakytų, kad tu ten neik, ten to nedaryk, kad tavo visi bendramžiai eina, pavyzdžiui, į šokius, o tu neini. Jinai man taip niekada griežtai nesakydavo. Bet visi mokykloje sakydavo, kad tave neleidžia šeima, mama, kad tave jinai neleidžia. Bet tai buvo tikrai netiesa, nes aš pati buvau apsisprendusi, kad aš ten neįsiu. Ir gal kitų tokių dalykų, kad labai išsiskirčiau, tai ir nėra didelių skirtumų, tik tai dėl tokių susibūrimų jaunimo, nes dažnai, kaip mūsų Nemenčinė tokia yra labai mažas miestelis, tai visą laiką sako, po šokių tas buvo ir kažkaip man taip tokia nuostata padarė, kad tikrai man ten yra ne vieta, kad jeigu aš ten nueisiu, tai lyg tai visi mokytojai, visi mane mato, jeigu aš kur nors nueinu arba ką nors padarau netokio, kad atitiktų mano reikalavimus, tai man atrodo, kad visi jau žino. Visi jau sužino ir tada iš tikrųjų man yra labai nemalonu. Ar tau sunku gyventi mažoje bendruomeniai? Ar tu nori, kaip sakoma, į didelius vandenis išplaukti? Taip, lyg tai ir norėčiau būti tarp. Mano manimu, kiekvieno žmogaus tokia galbūt ir svajonė yra, kad turėti tokį platų akiratį tarp žmonių, daug bendrauti ir galbūt pasiekti to, kad tokį lygį, kad galėtum pats ką nors patarti žmonėms, ką nors duoti irgi. Kad labai svarbu iš žmogaus ne tik tai imti, bet jam kažką ir duoti. Nes kai žmogus duoda, jis irgi gauna tą lyg tai tokią dvasios palaimą, kad jis irgi gali padėti kažkam tai, kad gali ką nors tai patarti, paruošti ir duoti. Nes mes tik tai kaip vartotojai esam, tik tai norim paimti, bet pasidalinti nėra ko.
Tai aš liktai norėčiau, kad mano gyvenime būtų tai, kad aš dabar imu, o kad tolesniam gyvenimui aš galėčiau duoti kažkam, kam bus reikalinga. Ir paskutinis gal klausimas, dar paskui pažiūrėsim, pasakysim. Gal dar ką nors sugalvosiu, ką papasakai. Dabar pagalvok ir pasakyk man savo svajonę. Kokią turi svajonę? Bele kokį vėją, tikrai tai, ko labai nori, net jeigu visiškai nerealus dalykas, bet kokią nors žvaigždę, kur kelrodė to būtų. Tokia stambė. Turi kokią nors? Visą laiką tai ir dabar svajoju apie tokį labai gyvenimišką dalyką. Tokį įgyvendiname, žinoma, kad jie galima įgyvendinti, bet tik tai ne šiuo momentu. Tai pirmas toks dalykas, kad susitvarkyti savo mokslus, gerai baigti universitetą, gauti bakalaurą, o vėliau įstoti kur nors arba į medicinos universitetą tolesniam mokymui, arba įstoti kažkur tai susietų su teise. Dar kažką tai baigti. Bet nežinau, ar tai bus įmanoma, nes dar neatsimokinau šitos metus, tik tai pirmas mano kursas. O toliau susitvarkyti materiališkai savo gyvenimą. Turėti tai, kad ne per daug ir ne per mažai. Vidurkį tą turėti, kad nelabai išsiskirčiau iš žmonių, kad aš irgi galėjau kažką pasiekti. Kad daiktai irgi parodytų tą mano visą triūsą, kaip sakyti, tą visą darbą, kad aš irgi kažko tai pasiekiau. Bet ne dėl to, kad gyventi tik dėl materialinių gėrybių. Aš šito nesiekiu. Bet turėti to, ko reikia, kad pilnavertiškai gyventų. Galbūt tokia svajonė. Ir dar viena tokia būtų, kad tokia svajonė, kad daug keliauti, bet keliauti ten, kur aš noriu. Pavyzdžiui, ten nuvažiuoti į Italiją, nuvažiuoti į Izraelį, pažiūrėti, pabendrauti, prisiartinti prie kitų kultūrų, nes mane labai traukia kitų žmonių kultūros. Aš labai norėčiau susipažinti. Ir tai būtų. Žinoma, trečia būtų susikurti savo šeimą, darnią, gerą. Išauginti gerus vaikus, auklėti juos taip, kad jie pritaptų prie mūsų visuomenės, kad jiems nebūtų sunku taip, kaip galbūt aš susiduriu su tokiais sunkumais, kad padaryti taip, kad jiems būtų lengviau. Galbūt išleisti į mokslus, duoti kažką tai, padėti savo šeimai. Tiek būtų. Dėl juridinės situacijos neklausim. Gerai, dabar žiūrėk, be ką tavo vardas reiškia? Rada? Mano vardas Rada, tai galbūt lenkiškai išvertus tą vardą, tai galim pasakyti, kad tai patarimas kažkoks tai. Duoti patarimą. Ir lenkiškai yra tokia, reiškia, pasisakymas visoka rada, tai reiškia didelis pasitarimas, sambūriui žmonių, senolių, kurie duodavo patarimus. Čia neseniai man viena dėstytoja pasakė, iš kur kilęs mano vardas. Liktai tokia istorija tokia, kad vardas Rada yra, reiškia, tokia istorija, kad ėjo laidotuvės kažkokios tai ir vienas vienuolis išėjo, pradėjo eiti, kartu ėjo per tas laidotuvės, priejo prie to lavono, reiškia, ir visą jį nurinkė. tą lavoną. Ir reiškia nuo to dalyko lygtai, kad tas vardas reiškia lygtai apnogintoje kažkokį tai. Nu tai panaiškinu. Bet gali tai mitas būti, gali būti pasaka, gali būti dar kažkas. Tai. Bet aš taip galvoju, kad tas vardas, nu jisai daugiau, jeigu pasakai Rada, tai sako iškart, kad iš Romų. Vienas žmogus tai pasako, kitas sako, kad tai labai keistas vardas, kitas iš vis nesupranta, 3 kartus perklausė. Rusiškai tai Radas, džiaugsmas didelis. Labai gražus vardas, tiesiog šiaip aš irgi buvau vienas iš tų žmonių, kuris
nusistebėjo tokiu vardu, pirmą kartą girdėjau, bet man labai gražus jis pasirodė. Dabar dar papasakok, tu žinai, kad rytoj, šiandien paskutinė nepriklausomybės diena mūsų. Tai, pavyzdžiui, aš nejaučiu, kad tai didelis įvykis asmeniškai, vat, kažkaip, žmogiškai viduj. O papasakok ir gal truputį ir tam kontekste, kad studijuoji, dėl tų savo svajonių, kurias papasakok ir taip toliau. Vat gyvenai dabar tokiam laikotarpiui. Ateina kitas. Kaip tau atrodo, ar keisis kas nors, ar ne? Ar tai yra politika, ar tai liečia visus žmonės? Savo vizijų truputėlį pamėtyk. Šiaip gegužės 1, tai visai Lietuvai yra didelė šventė, kuriai ruošiasi visi, tarp ir muzikos grupės, ir fotografai, ir visi ruošia tam tikrus projektus, kurie atspindėtų Lietuvos gyvenimą. Bet aš, kad jausčiau tokią dvasią, tokią lyg tai šventinę nuotaiką, tai, gal šiuo metu, kad šiandien tik tai yra 30 balandžio, galbūt rytoj pajausiu, bet ta prasme, kad tai iš tikrųjų yra didelis įvykis, kad Lietuva įstoja į Europos Sąjungą, kad jinai eina lyg tai pilnavertišką gyvenimą gyvena, kad eina šalia kitų valstybių ir kad jie priima, kiti pripažįsta. Ir kartu, kad pripažįsta ir mūsų, nes mes esame Lietuvos piliečiai. Tai žinoma, kiekvienam žmogui yra asmeniškai svarbi šventė. Vienam gali būti nesvarbi, kitam gali svarbi. Mes negalim visų sulyginti į vieną visumą, kad visiems jinai būtų svarbi šventė. Bet aš galvoju, kad mano svajonėms tai neturės didelis įtakos iš blogos pusės. Kad vis dėlto, kai mes įstosim į Europos Sąjungą, mūsų akiratis praplatės, kad mes galėsim laisviau bendrauti su kitomis šalimis, galėsim galbūt kiti išvažiuoti kur nors padirbėti, grįžti vėl į Lietuvą, kad nebus tokių griežtų sąlygų kaip dabar. Kad negalima išvažiuoti, negalima to, kad žmogus lyg tai jaučiasi suvaržytas. Dabar, nežinau, tokia laisvė jaučiasi, kad antras atkūrimas Lietuvos, kad ta dvasia yra. Man asmeniškai tai aš džiaugiuosi, žinoma, už tai, kad mes įstojame į Europos Sąjungą ir galvoju, kad mūsų gyvenimas pasikeis į gerąją pusę. Nors bet aš taip tikiuosi, ne taip, kad tikrai žinau, bet tikiuosi, kad mūsų ta bendruomenė irgi dvasiškai atsinaujins, kad galės pažvelgti kitomis akimis į Lietuvos žmonių gyvenimą. Paprastų žmonių. Daugiau truputėlį išeitų į lauką, mes pasiblaškytumėm dar su tą kamerą truputėlį. Turi ne viena gyvena. Reikia, kad va jūs pasisakytumėte. Mes pasisakysime apie ką. Nemoka. Geras gyvenimas mūsų labai. Kas mums iš to naudos? Pasisakyti. Kad pasisakyti rimtų į šitą, kaip pasakyti, davinimanį. Kaip lietuviškai. Kad paimtų dėmesį valdžia. Tai valdžia silpnai pergyvena dėl Romų bendrijos. Nefilmuokit, nereikia. Daug yra ką pasakyti, bet nėra kam. Tai dabar dėka Džekonų bendrijos mes biškė pakilom į viršų. O taip, kur neini, visur diskriminuoja čigonus. Visur. Kur beeitume. Parduotuviai diskriminuoja, poliklinikoje diskriminuoja. Kur būni stovyklai, kur nors bendroje diskriminuoja, poilsiauja diskriminuoja. Visur, kur bebūtum, kur neapsisukia. Reikia iš tos Lietuvos bėgti. Bėgti savo šalį. Dabar turėsi šansą. Taip, dabar bus šansas. Laukiam pirmo. Įeiti į Europos Sąjungą, kad galėtumėm laisvai išvažiuoti. Matot, bet tas ir yra visas įdomumas, kad nieksgi nesako išskyrus politikus, kad čia kažkoks išsigelbėjimo ratas bus dabar ta Europos Sąjunga. Ir, pavyzdžiui, aš asmeniškai niekam neprimetu. Mes važiuojam išvakarėse Europos Sąjungos to stojimo, bet įvairiausių žmonių. Jūs nefilmuokit, aš nenoriu. Aš nenoriu filmuotis. Paskui ten mane, žinokit, suės. Suės. O ne, čia ne tas variantas visai. Suės.
Mes labai, žinokit, diskretiškai dirbam ir visai, Jeigu kas, tai paskui mes galėsim. visai net, O kaip pavyzdžiui, paskui pažiūrėti va tą, kad kokioj nufilmavo? Lietuvoje čia net nebus. Taip, taip. Jūs Panevėžy pas ją nebuvot? Ne, aš nesu buvęs. O sakykit, šitas- čia jūs filmavot šitą požiūrius, kaip rodė per televiziją? Kaip Josifas ten Tyšina kalbėjo, paskui pirmininkė iš Panevėžio kalbėjo. Ne. Ne jūs filmavot. Ne, bet ir šiaip aš tą filmą esu daręs su Čigonų laimė. Jūs pats darėte tą filmą? Ne, aš filmavau. Вообще-то можно было бы, да? Можно, конечно. Если бы умела по-цыгански, так зашла бы до нашей. Jūs aplinką filmuojat? Jo. Ten žinokit, kad pačiu yra labai gražu. Jeigu labiau norit, kad gražiau atrodytų tą. O dėsto Vilnius universitete. Tai čigonystika dėsto ir Bet prasta, prašau nesilaiko nors. iki gavot. Ten buvo jungtinis egzamino pažymys, tai rezultate gal 9. Gerai, aš Tai manau. labai gerai. Nu, Ja, man gera, bet 2 mes Iš kur? gerai Oi, manau. mano planuotai. А до чего это выйдет?Elyta. Čia. Vytai, kaip tu manai, aš rusiškai pakalbinčiau mamą. Atat kamera labai blaškytis negali. Tai rusiškai. Mokau, Čigoniškai laikas paskutinių. mokyti. Pati juodukė, pažiūrėk, panašiai bus. Paskutinių. Nu tai va ir viskas. Turėtum jauną kokį biočigoniuką va, į mašiną ir išvežtumėm. Būtų po viskom. Kad prieš kamerą tokius tekstus pavarytume, tai būtų labai gerai. Так, как вас зовут, извините? Аня. Аня. Аня, так как я и говорила там, сейчас скажите пару слов про свою дочь. Сколько еще у вас есть детей? Я одна только. Ну вот я как бы задам такой длинный вопрос, и потом что будет на будущее? Не, не планы, вильтесь. Надежда. Надежды. Да. Ну. Ромаnas gali. Не спешите, потому Bet что... kai jinai pasakos, tai tada ne. А ты рокерокрыс? Nu, nejungit, aš ją paaiškinsiu čigoniškai, nes jin labai... Значит, taip хотел 1,5 дати. Срібар, соту канака мисас, читу раду поскрачаса, чисо до сиклёс. Не, сырту мадживан буту ромады дживан, чи меньше дыро мадживан. Туракер правильно закону, со харота дживас, поможен да бут маги мира саманцы. Шала. Еч генеке, мы дай лабаря кирзем ачгене ман чурды я. Напхан соракова, апхан, на чурды я апхан пелас, марлас ман. От фалуджи панысыс, на мост старинзема последний носта пасо сома кукори. На сомас грамотно, мы нас циклуем, раньше романа циклыны. То ходы келит ванаджала, дежала дурадырласа первого что-то дулыны. Ну и в обществе сару. Начало тихенько с нас пишно распонысы на сару. Ну, одна у меня рада. Ну, росла маленькая, одинокая мать. Но она выросла. Поступила в школу, пустила ее. Она выучилась. Ну и поступала. Поступала она, ну я рада, что она поступала в такой институт. Да, на Джину Тракирок есть. А что же я пыталась? Не мог он продисверцию жмогет, не нервуется. Не мог, Смотрите, Никто не помогал, никто. Ну, мы живем одни здесь живем. Сколько лет живем? Уже 30 лет живем здесь. Но что еще тракер? Туракер правильно с романскую надо, спокойно, тихо, надо. Но мы уже начинают вот это ракеру. Сосыпал я до школы, сосыпал технику, забит на свалы, мы старым Но она больная была очень. Но мы старались, чтобы ее вылечить. Вот. И сейчас она больная. Но я рада, что она поступила на такую школу. Вот. Выучила я ее. Отец пил очень. Но пошел себе в свою сторону. Вот. Ну я одна росла эту девочку. И она выросла. Вот. Мне рада. Очень рада, что она выросла. Вот. Учится хорошо. И поступала. Вот. Ну и что еще?
Ну, живем бедно, живем. Но я рада, что она вот кончит школу и нам поможет. Надеетесь на что?